Labadiena. Savaitę akcijų rinkose pasibaigė indeksų griūtimi. Pasaulio akcijų rinkas papiktino žinia, kad JAV vis dėlto atmetė automobilių gamintojų gelbėjimo planą. Be to, prastos makroekonominės naujienos taipogi blogino padėtį. Europos bei Azijos indeksai krito virš 5%. Pabaltijo akcijų rinkos nedaip stipriai kaip užsienio, tačiau fiksavo neigiamus pokyčius, kurios lėmė prastos naujienos iš pasaulinės rinkos pusės. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas krito daugiausiai 1,31%. Kaip įprasta, artėjant savaitgalių investuotojai buvo itin pasyvūs. Vos 648 sandoriais buvo perleista akcijų už kiek daugiau kaip 1 milijoną litų. Šiandien praktiškai visa prekyba sukosi tik ties bankiniu sektoriumi, iš kurio didžiausia apyvarta pasižymėjo Ūkio banko akcijos kritusios iki 66 centų ribos. Kaip ir buvo galima tikėtis, keletą dienų kilusios Invalda akcijos šiandien koregavosi žemyn, bemaž iki leistinų ribų. Panašu, kad spekuliantai pasiėmė pelnus šioje pozicijoje. Rinkos dalyviai keletą prekybos sesijų apleidę Klaipėdos nafta ir Lietuvos dujų pozicijas, šiandien sugrįžo ir kėlė kainą nuo 2 iki 4%. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas smuktelėjo 0,38%. Kiek didesnė apyvarta rodė prekyba Latvijos Kugneciba akcijomis, kurios fiksavo teigiamą daugiau kaip 1,5% pokytį. Talino vertybinių popierių biržos indeksas kristelėjo 0,98%. Rinkos dalyviai nebuvo nusiteikę aktyviau prekiauti. Bendra apyvarta siekia vos 150 000 eurų. Galima išskirti dvi pagrindinės pozicijos, kurios išliko šiandieną dėmesio centre – Olympic Entertainment Group bei Tallink Group akcijos. Na, o kilusių ir kritusių pozicijų santykis buvo 4:10. Šiandieną naujienų tiek, gero savaitgalio.